Skambina žmogus, prašo galaksių. Kaip visada. Prašo krevečių. Kaip visada, ką aš darau? Statau spąstus. Bet pirmiausiai į spąstus, kaip visada, lenda koridorai. Tada aš juos susipilu iš spąstų į lėkštę, atrenku, ko man nereikia ir kol sulent koridorai, juos sumetu į tinkliuką, čia prabėga vanduo. Čia mano paties pasiūtas, ne labai smulkus, kad jiems netrūktų deguonies. Statau spąstus ir po pusvalandžio žiūriu, kad spąstuose mano koridorai verčia pilvus aukštyn. Aš juos taigi supilu į induką, buvau pastatęs 2 buteliukus, supilu į tinkliuką, jie vis tiek verčia pilvus aukštyn. Ką darau? Keičiu vandenį. Tai buvo 1:30 nakties. Pradedu keisti visą akvariumą, nebuvau pasiruošęs vandens, tai gerokai užtrukau. Visus tokius, kurie buvo pridusę, suleidau į kitą akvariumą. Į va šitą skyrių ant srovės ir kas atsigavo, perkeliau. Keliai neišgyvena, aš neturėjau kada čia pafilmuoti, tai jau porą dienų jie čia guli sraigių ėdami. Taip spąstais gaudau visą gyvenimą, koridorus turi pusę metų šitos, niekada nebuvo jokios problemos. O kartais gaudai ten kelias kartus per dieną. Kame problema? Visada į spąstus dedu šitą pašarą. Čia yra tropikalis, tos plokštesnės, rudesnės, ryžesnės ir žalesnės JBL kapsulytės. Dedu po porą, suėda, dedu kitas, niekada nebuvo problemų. Ir taip darau visada. O šį kartą, kadangi turėjau naują pašarą, bandomą, ir tikrai granulės tirpsta lėtai, mačiau tą. Atlaužiau tokius gabaliukus ir įmečiau. Ir to užteko. Aš jau mačiau, kad jie pučia pilvą. Kad šamams sunku panerti, bet galvoju, buteliukės pastams, tai čia bus trumpai. Gal pašaras geras, kažkokiom kitokiom žuvim. Krevetėm labai patiko, bet aš žinau, kad koridoro mailiui duoti jo negaliu. Laimei tik tais 3 šamukai nudvėsi. Jeigu nebūčiau pakeitęs viso vandens, gal jie nebūtų atsigavę, nes švaraus ir šalto vandens davus visą atsigavo.